Šalom ir sveiki sugrįžę į Izraelį su Aline. Šiandien mes išsamei susipažinsime su viena iš 12 Izraelio genčių – Levio gentimi. Mes susipažinsime su jų tradicijomis ir papročiais nuo bibliniais laikais iki šių dienų. Ir mes dalyvausime pasaulyje unikaliame renginyje, kuris subūrė tūkstančius Levio genties palikuonių. Mes tiesioginę prasme pamatysime, kas jie yra šiandien. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Dabar esame prie Damasko vartų ir kartu eisime į senamiestį Jeruzalėje, kur šiandien vyks mūsų didysis renginys. Taigi, eime! Pradėkime nuo to, kas yra 12 Izraelio genčių. Istorija prasideda nuo mūsų patriarchų – Abraomo, Izaoko ir Jokūbo. Jokūbas turės 12 sūnų. Jų vardus galite matyti čia parašytus ir kiekvienas iš jų taps vienos iš genčių pradininku. Vienintelė išimtis bus Juozapo gentis, kuri pasidalins į 2 gentis, vadinamas Manasu ir Efraimu. Tačiau šiandien mes susitelksime į Levio gentį ir jo palikuonis Levitus. Levis buvo 3 Jokūbo ir Lijos sūnus, o jo palikuonis sudarys gentį, kuri bus kitokia nei visos kitos gentys. Nes jie bus išrinkti tarnauti Dievui ir būti kunigais visai Izraelio tautai. Ir kai baigėsi vergovė Egipte, tikėtina, kad Izraelio tauta gali sugrįžti ir atgauti pažadėtąją žemę, o žemė bus padalinta tarp 12 genčių. Tačiau būtent Levio giminė, būdami tokie kitokie, negaus žemės kaip paveldėjimo. Kodėl? Nes pati Biblija mums sako, kad Dievas bus jų paveldas. Tačiau Levio genčiai Mozė nedavė paveldėjimo dalies. Viešpats, Izraelio Dievas, yra jų paveldas, kaip jis jau buvo jiems pasakęs. Jie gavo 6 miestus, kurie buvo išsidėstę, ir tai yra Golanas, Ramotas, Bezeras, Kedešas, Sichemas ir Hebronas. Ir būtent jie buvo taip išsklaidyti ir negavo žemių, nes turėjo atlikti tarnystės Dievui visoms Izraelio gentims. Todėl jie turėjo būti tarp 12 genčių ir jie neturėjo užsiimti žemdirbystę kaip kiti. Taigi, kaip jie save išlaikė? Jie buvo išlaikomi dešimtinėmis, kaip parašyta skaičių knygoje. Taip pat kalbėsi levitams ir sakysi jiems: kai gausite dešimtines iš Izraelio vaikų, kurias aš jums daviau kaip jūsų pagaldą. Kai tauta išeina iš Egipto vergijos, jie pastato padangtę, kuri yra tarsi kilnojama šventykla, o jos viduje buvo sandoros skrynia, o joje įstatymo plokštės. Ir ši padangtė lydėjo Izraelio tautą 40 metų dykumoje, o vėliau ir įžengus į pažadėtąją žemę. Vėliau galiausiai bus pastatyta Jeruzalės šventykla, kuri išsilaikys daugiau nei 1000 metų. Levitai bus tie, kurie statys padangtę ir šventyklą, taip pat rūpinsis jų priežiūra. Jie taip pat bus šios vietos sargai, giedos psalmes ir turės darbų už Jeruzalės šventyklos ribų. Pavyzdžiui, jie bus teisėjai ir mokytojai. O Levio genčiai priklausė pats Mozė ir ypač jo brolis Aronas. Aronas bus pasirinktas kaip pirmasis Izraelio tautos kunigas, todėl mes jį hebrajų kalba žinome kaip Aronas HaKohen. Kohen reiškia kunigas, o judaizme kunigystė yra paveldima. Todėl Arono sūnus, anūkai, proanūkiai ir taip toliau bus tautos kunigai. Todėl jie iki šių dienų vadinami kohenais, kunigais. Svarbus dalykas yra tas, kad Aronas nėra pirmasis pasaulio kunigas. Prieš jį buvo ir kitų kunigų. Vienas garsiausių Melchizedekas.
Tačiau turime prisiminti, kad Aaronas yra pirmasis tikrąja prasme Izraelio tautos kunigas. Taigi turime Levio gentį, o Levio gentyje yra konkreti šeima, Kojenų šeima, kurie yra kunigai tikrąja prasme ir yra Aarono, Mozės brolio palikuonis. Ir jie atlikdavo pagrindinės šventyklos tarnystės, pavyzdžiui, gyvūnų aukojimus, kurie šiandien jau nebeegzistuoja. Jie turėjo specialius drabužius, kaip matote, ir iš šios šeimos buvo išrenkamas vyriausiasis kunigas, o čia yra jo drabužiai. Nors tarp genčių buvo skirtumų, visi priklauso vienai tautai ir visi taip pat gali tuoktis tarp skirtingų genčių. O kaip tada būna, visada priklauso vyro, tėvo pusiai. Pavyzdžiui, jei moteris iš Levio genties ištekėtų už vyro iš Judos genties, ji būtų laikoma Judos genties dalimi. Karaliaus Dovydo ir karaliaus Saliamono laikais Aarono šeima buvo tapusi labai didelė, todėl ji buvo padalinta į 24 grupės, į 24 giminės. Ir jie buvo labai gerai organizuoti, nes kiekvienas žinojo, kuriomis savaitėmis turi tarnauti Jeruzalės šventykloje. Išskyrus didžiasias biblinės šventes, nes didžiųjų švenčių metu, pavyzdžiui šią savaitę, kuri yra palapinių šventė savaitė, visi susirinkdavo ir tarnaudavo kartu čia, Jeruzalėje. Tačiau viskas pasikeis 70 metais po Kristaus, kai romėnai sunaikins Jeruzalės šventyklą. Ir tai bus šokas ir trauma visai Izraelio tautai, bet ypač levitams ir kohenams, kurie dabar praras dalį savo pareigų, savo pagrindinės pareigas, bet ne visas. Ir pagaliau atėjo laikas pakalbėti apie levitus ir kohenus šiandien. Iki šių dienų mes žinome, kas yra šios šeimos ir jie turi teisės bei pareigas, kurios skiriasi nuo likusios Izraelio tautos. Ir klausimas, kuris neduoda ramybės, kaip mes vis dar žinome, kas yra šios šeimos. Net ir praėjus 2000 metų, kai Jeruzalės šventykla buvo sunaikinta ir sudeginta, pergamentai ir didelė dalis raštų, kurie buvo šventykloje, buvo sunaikinti. Tačiau kopijų buvo ir kitose vietose, čia Judėjoje, Galilėjoje ir net už Izraelio ribų. Viena iš tų kopijų buvo rasta net Jemene su 24 kohenų grupių sąrašu ir nurodyta, kur kiekviena iš jų gyveno. Be to, kohenai ir levitai yra išskiriami įvairiais būdais žydų bendruomenių kasdienėme gyvenime. Pavyzdžiui, ant kapų. Mano senelė iš motinos pusės kapas, kuris yra kohenas, ant jo kapo bus šis simbolis. Rankų simbolis yra kohenų šeimos simbolis. Tas pats dalykas, jei jis būtų levitas, būtų parašyta, kad jis yra levitas. Santuokos liudijimuose aiškiai bus nurodyta, kas yra levitas, kas yra kohenas ir kas priklauso likusiai Izraelio tautos daliai. Ir šie liudijimai yra privalomi. Taigi aš galiu ieškoti savo liudijimo arba savo tėvų liudijimo, senelių liudijimo ir taip toliau. Iki šių dienų viešai skaitoma Tora iš pergamentinių rytinių, kiekvieną pirmadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. Ir žmonės kviečiami prie pakylos skaityti bendruomeniai. Pirmasis, kuris bus pakviestas, visada bus kohenas, kunigas. Po to bus levitas, o tada ir visi kiti bendruomenės nariai taip pat kviečiami dalyvauti. Tai reiškia, kad jei lankaisi sinagogoje, jei dažnai eini į sinagogą, tu labai gerai žinai, kas yra kohenai, kas yra levitai ir kas priklauso likusiai bendruomenės daliai. Tai reiškia, kad ne tik žmonės žino, kuriai šeimai jie priklauso, bet ir likusi bendruomenė žino vieni apie kitus. Šiandien manoma, kad yra 600 000 levitų, žinoma, kartu su levitais ir kohenais. Ir tai sudaro 4% visos pasaulio žydų populiacijos.
Ir vienas įspūdingas dalykas, kuris buvo padarytas su dalimi šių 600 000 žmonių, yra genetiniai tyrimai. Ir taip galima šiek tiek geriau patvirtinti jų kilmę. Dabar šiek tiek susipažinkime su šiais žmonėmis ir tyrimais. Koeno titulas ir pareigos perduodamos iš tėvo jo sūnums. Ir tokiu pačiu būdu perduodamas Y chromosoma. Ir tai reiškia, kad mes turime genetinį būdą analizuoti šios šeimos kilmę. Tyrimas paėmė Koenų DNR iš skirtingose pasaulio vietose gyvenančių žmonių ir paaiškėjo, kad dauguma jų turi 7 neįprastus genetinius žymenis Y chromosomoje. Ir tai įrodo, kad jie turi vieną ar daugiau bendrų protėvių. Ir kaip mes žinome iš Biblijos, Biblija mums sako, kad tas bendras protėvis buvo Aaronas, kunigas Aaronas, Mozės brolis. Ir dabar aš esu labai susijaudinusi ir labai jaudinuosi, nes mes einame į Birkatą Kohanim, į Aarono palaiminimą, į kunigiškąjį palaiminimą. Ar prisimenate, kad minėjome, jog didžiųjų švenčių metu, įskaitant palapinių šventę, kunigai susirinkdavo Jeruzalėje? Tai vis dar vyksta kiekvienais metais per palapinių šventę. Tūkstančiai levitų ir kohenų palikuonių atvyksta čia į Jeruzalę ir jie kartu atliks Aarono palaiminimą iš Skaičių knygos. Ta pati malda, kurią jie kalbėjo prieš 3000 metų pirmojoje Jeruzalės šventykloje ir taip pat antrojoje Jeruzalės šventykloje. Mes tiesioginę prasme pamatysime gyvą biblinės istorijos dalį, kuri vis dar tęsiasi. Dabar asmeniškai pamatysime levitus ir kohenus. Einame. Šis palaiminimas buvo atliekamas Jeruzalės šventykloje. Bet kadangi šventykla buvo sunaikinta, kur šiandien atliekamas šis palaiminimas? Jis atliekamas prie Raudų sienos, kuri yra išlikusi antrosios šventyklos dalis. Prieš eidami prie Raudų sienos noriu jums greitai kažką parodyti. Pažiūrėkite už manęs esančią trobelę, arba kaip mes vadiname hebrajų kalba, suką. Ji yra biblinių palapinių šventės dalis. Tai viena iš 7 pagrindinių biblinių švenčių ir ji trunka 7 dienas. Ji primena 40 metų, kuriuos Izraelio tauta praleido dykumoje. Prieš maldas atliekamas tradicinis rankų plovimas. Čia matome, kaip kai kurie žmonės jau ruošiasi. Ir taip pat kartais levitai ateina plauti kohenų rankų, kai buvo šventyklos laikais. Raudų siena yra padalyta į vyrų ir moterų dalis. Šiandien mes pamatysime vyrų pusę, nes būtent vyrai, kohenai ir levitai atlieka visą pasiruošimą ir ceremoniją. Ir jau dabar čia susirinko tūkstančiai jų. Ir po kelių minučių jie pradės Aarono palaiminimą.
Ir čia prie Raudų sienos, kuri yra Jeruzalės šventyklos dalis, noriu su jumis atsisveikinti. Primenu jums užsiprenumeruoti šį kanalą ir pasimatysime kitą kartą.